Izraelis pasiuntė aiškę žinę Teheranui, šokiruodamas karinį pasaulį. 2026 metai kovo 4 diena. Izraelio F-35I Adir, vienas pažangiausių nematomų naikintuvų, numušė Irano pilotuojamą orlaivį. Tai pirmasis nuo 1985 metų lapkričio. Izraelio oro pajėgų numuštas pilotuojamas kovinis lėktuvas oro mūšyje. Dar labiau šokiruoja tai, kur tai įvyko. Ne prie Izraelio sienų, o virš Teherano. Šis faktas kelia nemalonių klausimų. Kaip Izraelio nematomi naikintuvai pasiekė Teherano dangų? Kodėl Teheranas pakėlė lėktuvą beveik neturintį šansų prieš 5 kartos naikintuvą? Ką šis susidūrimas rodo apie oro karo ateitį? Norint suprasti, kaip raketa pasiekė taikinį, reikia pažvelgti į operaciją, kuri tą naktį Izraelio naikintuvus nuvedė giliai į Irano oro erdvę. Misija, pranešama, vadinta griaudžiančio liūto operacija, buvo nukreipta į svarbiausius objektus visame Irane. Tai atėmė raketų gamyklas, radarų įrenginius ir karinius vadavietės centrus, susijusius su regioniniais statytiniais. Šių taikinių smogimas buvo sudėtingas. Iranas didelis, turi daugiasluoksnę oro gynybą, rusiško dizaino radarų tinklus ir priešlėktuvinių raketų baterijas. Izraelio naikintuvai, kad smogtų Teheranui, turėjo slapta įveikti 100 mylių priešo teritorijos ir išvengti aptikimo pakankamai ilgai, kad smogtų ir pasitrauktų. Vien tai jau daug ką pasako. Jei Izraelio orlaiviai skristų virš Teherano, net ir trumpam, tai parodytų, kad jie prasiskverbė pro kelis Irano gynybos sluoksnius. Tai rodo Teherano iššūkį. Iranas pastarąjį dešimtmetį daug investavo į modernes raketų sistemas. Pavyzdžiui, rusišką S-300 galinčią sekti ir naikinti orlaivius dideliu atstumu. Jie investavo į Bavar 373 sistemą, galinčią aptikti nematomus lėktuvus. Šios sistemos saugo svarbes teritorijas, jungdamos radarus, baterijas ir vadavietės į tinklą, kuris sustabdo grėsmes dar prieš joms atskrendant. Izraelio naikintuvas prasiskverbė, nors radaras jį trumpam užfiksavo, reakcijos laikas buvo per trumpas. Nematomi orlaiviai sukurti tokioms situacijoms išnaudoti. Izraelio operacijos metu radarų operatoriai pastebėjo silpnus signalų fragmentus danguje, kas iškart sukėlė reakciją. Vadai liepė pakelti naikintuvus iš Mehrabado tarptautinio oro uosto vakaruose nuo Teherano centro. Per kelias minutes naikintuvai su riaumojimu nuskriejo pakilimo taku ir pakilo į naktinį dangų, skubėdami perimti tai, ką laikė įsibrovėliu. Irano pasiųstas lėktuvas kelia klausimų. Tai buvo Yakovlev Jak-130. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo kaip standartinis naikintuvas. 2 varikliai, aptakūs sparnai, kabina sukurta dideliam greičiui ir manevringumui. Jak-130 – mokomasis lėktuvas skirtas pilotų rengimui pažangesniems orlaiviams, pavyzdžiui, Sukhoi Su-30 ar Su-35. Jis moko naudotis radaru, avionika ir ginkluote prieš pilotams pereinant prie kovinių naikintuvų. Jak-130 gali gabenti raketas, valdomas bombas ir raketas oras-oras, tačiau jo galimybės yra ribotos. Jis nesukurtas kovoti su 5 kartos nematomais naikintuvais. Radaras silpnesnis, lėtesnis, jutikliai mažiau pažangus. Siųsti vieną prieš Izraelio F-35, kaip pradedantį boksininką į čempionatą. Nelygybė akivaizdi dar prieš startą. Yra dar viena verta dėmesio detalė. Iranas pastaraisiais metais susidūrė su pakartotiniais dronų įsiveržimais ir slaptais žvalgybiniais skrydžiais. Ta naktį operatoriai galėjo palaikyti neįprastus signalus dronais, o ne nematomais naikintuvais. Todėl pakeltas Jak-130, o ne galingesnis perėmėjas. Kai operatoriai suvokė realią grėsmę, situacija galėjo būti nekontroliuojama. Įsivaizduokite tai Irano piloto akimis. Gaunate įsakymą skubiai kilti. Irano oro erdvėje kažkas nežinomo. Radaro vaizdas ir įspėjimai neaiškus. Priešas prietaisuose nematomas. Kailate į naktį ieškodamas taikinio, kuris jūs jau pastebėjo. Orlaivis. Izraelio F-35I Adir jūs seka ir pasiruošę smogti. Ta naktį kovos centre vyravo milžiniškas stresas. Radaro operatoriai matė silpnus signalus, o pilotai skubiai siųsti į neaiškų mūšį. Kiekviena sekundė buvo svarbi. Nors įsibrovėlis nešaudė, psichologinė įtampa dėl nematomo priešo yra milžiniška. Šiuolaikinė oro kova ne tik technika. Tai apie gebėjimą apdoroti informaciją esant spaudimui. Čia viskas tampa tikrai įdomu. Izraelio F-35 yra dar labiau pritaikytas nei standartinis modelis. Inžinieriai įdiegė pažangės elektroninio karo, modernę ryšio ir Izraelio oro pajėgoms unikalią misijų programinę įrangą. Šis naikintuvas vadinamas Adir, kas maždaug reiškia galingasis, ir jis iš tiesų pateisina šį vardą įvairiais būdais. Pirma, nematomumas.
F-35, nes jo forma išsklaido radarų bangas ir neleidžia jų atspindėti priešui. Antra, jutikliai. Galingas radaras, infraraudonųjų spindulių kameros, elektroninės klausimosi sistemos. Trečia, jutiklių duomenų sujungimas. Nors visa tai įdomu, ADIR pranašumas ne tik nematomumas ar jutikliai. Izraelis jau seniai modifikuoja vakarų lėktuvus savo technologijomis. Raketų taikymas, šifravimas ir atnaujinimai. F-35 suteikia unikalų pranašumą. Šiuolaikinėme oro mūšyje šie patobulinimai gali lemti išlikimą arba sunaikinimą. Jutiklių sintezė – štai kur ADIR iš esmės keičia situaciją. F-35 visą radaro, infraraudonųjų spindulių ir elektroninių signalų informaciją pateikia viename ekrane, nereikia stebėti kelių ekranų. Visi taikiniai, grėsmės ir draugiški orlaiviai rodomi viename žemėlapyje. Anksčiau pilotai gaišdavo laiką bandydami suprasti netvarkingus duomenis. F-35 pats automatiškai atlieka šį darbą, tad pilotas gali susitelkti į vieną tikslą – pergalę. Virš Teherano F-35 jutikliai užfiksavo kylantį Jak-130. Irano naikintuvas galėjo ieškoti priešininko, bet nematomasis naikintuvas jau tiksliai žinojo jo vietą. Izraelio pilotui situacija atrodė rami. Radaras užfiksuoja taikinį, kompiuteris apskaičiuoja atstumą, greitį ir trajektoriją. Taikymosi duomenys pasirodo tiesiai piloto šalmo ekrane. Susidūrimas tampa beveik mechaninis. Pilotas nusitaiko, patvirtina taikinį ir paleidžia AIM-120 AMRAAM raketą iš F-35, pagrindinė vakarų oro kovų raketa dešimtmečius. Naujausia raketos versija pasiekia taikinius toliau nei už 100 km valdoma radaru ir gauna atnaujinimus iš naikintuvo. Šiuolaikinėse oro kovose pilotai dažnai nemato sunaikintų naikintuvų. Artimos kovos, kai naikintuvai manevruoja ir sukasi arti vienas kito, tampa vis retesnės. Dabartiniai mūšiai vyksta iš toli ir trunka kelias sekundės už vizualaus matomumo ribų. Raketa skriejo link taikinio, valdoma tikslių radaro duomenų. Kai Jak-130 suprato, kas vyksta, jau buvo per vėlu. Pranešama, kad lėktuvas subirėjo ir sudužo, tačiau abu pilotai spėjo katapultuotis. Izraelio piloto kabinoje patvirtinimas greičiausiai atėjo per kelias sekundės. Taikinys dingo iš ekrano. Susidūrimas baigtas. Tas trumpas susidūrimas turi milžinišką istorinę reikšmę. Tai buvo pirmas kartas, kai F-35 sunaikino pilotuojamą orlaivį kovos sąlygomis. Daugelį metų F-35 programa sulaukė aštrios kritikos. Šis naikintuvas brangiausias istorijoje. Jį lydėjo vėlavimai, išaugusios išlaidos ir abejonės dėl sudėtingumo bei kovinių galimybių. Diskusijos vyksta daugiau nei dešimtmetį. Iš tiesų, Irano valstybinė žiniasklaida jau nekartą teigė numušusi Izraelio naikintuvus F-35 vien per pastarosius metus, kelis kartus. 2025 m. birželio eskalacijos metu jie tvirtino numušę 3 nematomus naikintuvus ir platino vėliau suklastotomis ar klaidingomis pripažintas nuotraukas. Kiti pranešimai žlugo, paaiškėjus, kad numušimai buvo nepatikimi ar klaidingi. Anksčiau pergalės buvo tik popieriuje, nepatvirtintos realybėje. Dabar Izraelis ne tik pranešė apie numušimą. F-35 į ADIR tai padarė Teherane. Nebuvo pagyrų, tik nuolaužos. Įrodymai nenuginčijami, tai keičia istoriją apie nematomo dangaus valdymą. Stealth technologijos ir jutikliai pavertė vakarykščius pasigyrimus šiandienos realybę, parodydami, kad suvokimo mūšio lauką pakeitė faktų mūšis. Istorija padeda spręsti ginčus kovoje. F-15 erelis legenda pelnė iš tikrose kovose, kur Izraelio ir Amerikos pilotai dešimtmečius įrodė jo vertę. F-16 taip pat pelnė pagarbą daugelyje konfliktų. Kiekvienas puikus naikintuvas galiausiai save įrodo viename lemtingame susidūrime. F-35 susidūrimas virš Teherano gali būti ta akimirka. Smūgis patvirtinantis jo paskirtį. Nors tai gali atrodyti kaip akimirka danguje, tai svarbu ne tik dalyvavusiems pilotams. Šį įvykį atidžiai stebi vyriausybės visame pasaulyje. Daugiau nei 15 šalių jau naudoja arba planuoja įsigyti F-35, o kiekvienas jo kovinis panaudojimas tampa pamoka pilotams. Kiekvienas F-35 pilotas veikia kaip pasaulinio mokymosi tinklo dalis. Informacija apie susidūrimą, jutiklius, raketų tikslumą ir reakcijos laiką dalijamasi su partneriais. Pilotai Japonijoje, Norvegijoje, Italijoje ir kitur greitai sužinos, kaip F-35 veikia mūšyje. Viena Izraelio paleista raketa tampa pamoka dešimtims oro pajėgų visame pasaulyje, paversdama vieną susidūrimą pasauliniu atvejo tyrimu. Ši proveržio pergalė yra ne tik svarbus pasiekimas Izraeliui, tai svarbus pasiekimas kiekvienai šaliai naudojančiai šį orlaivį. Šis numušimas siunčia aiškę žinią toli už Teherano ribų. Kaimyninės šalys iš naujo svarsto oro erdvės apsaugą nuo nematomų orlaivių. Investuojančios į senus naikintuvus ar tradicinius radarus šalys gali atsilikti.
Šis susidūrimas ne tik akimirka danguje, o įspėjimas regioniniuose kariniuose planuose. Pamoka gilesnė, ne tik apie vieną lėktuvą. Teherano susidūrimas rodo besikeičiantį oro karą. Tai nebuvo dramatiškas oro mūšis su besisukančiais naikintuvais ir regimais persekiojimais tarp debesų. Mūšį lemia jutikliai, duomenys ir ilgo nuotolio raketos. Šiuolaikinė oro kova vis labiau priklauso nuo informacijos, greičio ir slaptumo. Ir nors tai buvo pilotuojamas naikintuvas, pasekmės jaučiamos ir bepiločių operacijose. F-35 efektyvus tiek prieš naikintuvus, tiek prieš dronus ir autonominės sistemas. Šalys, vis dažniau naudojančios dronus žvalgybai ar puolimui, turės keisti veikimo būdus, nes slaptumas ir jutiklių sintezė sukuria A-klasės zonas net automatizuotai gynybai. Naikintuvai tapo skraidančiais jutiklių centrais. Jie renka radarų, infraraudonuosius ir elektroninius signalus, bei dalijasi šią informaciją su kitais orlaiviais ir antžeminėmis sistemomis. Mūšio laukas virsta tinklu. Kiekvienas lėktuvas prideda prie vis atnaujinamo vaizdo. F-35 sukurtas taip, kad greitai paverstų neapdorotus duomenis sprendimais, kuriuos pilotai priima greičiau ir tiksliau. Oro mūšyje greitis lemia gyvybę ar mirtį. AIM-120 AMRAAM raketos skrenda kelis kartus greičiau už garsą. Aptikus grėsmę net keliomis sekundėmis anksčiau, pilotas įgyja didelį pranašumą. Stealth orlaiviai šį pranašumą dar labiau padidina. Jei priešas tavęs nemato radaru, tu kontroliuoji kovos pradžią ir pabaigą. Tokį pranašumą F-35 turėjo prieš Jak-130. Tai buvo stealth technologijų pavyzdys, o vieta tik dar labiau išryškino įvykį. Tai nebuvo pasienio ar dykumos susirėmimas. Tai vyko virš Teherano, Irano širdyje. Oro mūšiai virš sostinių reti, dažniausiai jie vyksta prie fronto ar pasienyje, kur tikimasi konflikto. Numušimas sostinėje siunčia visiškai kitokią žinutę. Tai parodo, kad užpuolikas gali pasiekti politinę ir karinę šalies šerdį. Toks prasiskverbimas turi psichologinę reikšmę. Sostinės reiškia valdžią, kontrolę ir nacionalinį saugumą. Jei priešų orlaiviai gali trumpam veikti virš jų, planuotojams ir vadovams kyla skubių klausimų. Numušimai ore virš Teherano ar šalia sostinių buvo reti ir simboliški. Istorija rodo, kad kai viena tauta gali smogti giliai į kito širdį, tai pakeičia ne tik karinius planus, bet ir politinius skaičiavimus. Tai įvykis žymintis pereimą nuo šaltojo karo oro kovų prie šiandieninių aukštųjų technologijų ir stealth dominuojamų mūšių. Pasekmės Iranui rimtos. Oro gynybos sistemos saugo svarbias vietas – sostinės, bazes, svarbią infrastruktūrą, tačiau jas galima trumpam apeiti, todėl kyla abejonių dėl jų veiksmingumo. Įvykis dominuos Teherano kariniam planavimui. Gali reikėti atnaujinti radarus, plėsti raketų tinklus, skubiai modernizuoti naikintuvus. Spaudimas apima ne tik Teheraną. Šalys, turinčios pasenusias oro gynybos sistemas, dabar susiduria su sunkiu pasirinkimu – atnaujinti radarus ir raketas arba apmokyti pilotus reaguoti greičiau. Šis susidūrimas rodo, kad milijardai žemė-oras tinklams neapsaugo nuo nematomų naikintuvų. Investicijų sprendimai šiandien lems, ar šalys apsaugos dangų, ar tik stebės jį iš apačios. Kitos šalys taip pat stebi situaciją. Artimuosiuose rytuose kariuomenės analizuoja detalės, kai kurios jau naudoja F-35, o kitos siekia to paties. Nematomi orlaiviai daro tradicinės oro gynybos strategijas mažiau patikimas. Senesnės radarų stotys sunkiai aptinka mažai pastebimus orlaivius. O naikintuvai be pažangių jutiklių gali nespėti sureaguoti laiku. Dabar šalys yra priverstos iš naujo apsvarstyti savo požiūrį. Kai kurios investuos į naujas radarų technologijas, kad aptiktų nematomus orlaivius. Kitos šalys kurs integruotus tinklus su keliais jutikliais ir spartins nematomumo programas. Jėgų pusiausvyra danguje keičiasi. Tokie įvykiai kaip numušimas virš Teherano reiškia ne tik vieno lėktuvo sunaikinimą. Jie rodo, kaip vyks būsimi konfliktai. Susidūrimas truko tik akimirką. Vienas lėktuvas ieškojo tamsoje, kitas jį sekė iš tolo. Paleista raketa. Tada tyla. Šis trumpas susidūrimas gali tapti vienu labiausiai analizuojamų dešimtmečio oro mūšių. Tai rodo, kaip greitai vystosi šiuolaikinis mūšis. Tai taip pat parodo, kaip nematoma technologija tampa lemiamu veiksniu. Pilotai vis dar priima galutinį sprendimą, tačiau dabar orlaivis pateikia gausybę informacijos, kuri padeda priimti tą sprendimą. Dangus tapo tiek duomenų, tiek mašinų mūšio lauku, o nematomi orlaiviai yra šios transformacijos centre. 2026 m. kovo 4 F-35 Lightning II pasiekė svarbų etapą. Daugelį metų jis buvo tik būsimo pajėgumo pažadas, tačiau dabar pasiekė proveržio pergalę ore. Viena raketa, sunaikintas orlaivis.
Tačiau šios akimirkos prasmė gerokai pranoksta iš dangaus nukritusias nuolaužas. Ta naktį virš Teherano pasaulis pamatė oro karo ateitį. Orlaiviai, nematomi radarai. Pilotai kovojantys informaciją prieš išvysdami priešą. Mūšiai sprendžiami dar prieš naikintuvų susidūrimą. Nematomi orlaiviai, susijęti jutikliai. Susirėmimai išsprendžiami dar prieš pilotams, sužinant apie priešą. Ta raketa pakeitė lūkesčius dėl naikintuvo galimybių. Buvo greita, mirtina ir lemiama. F-35 numušimas reiškia daugiau nei vieną laimėjimą. Tai rodo, kaip 21-ojo amžiaus karai vyksta tyliai, greitai ir nematomai, net virš anksčiau saugios sostinės. Dabar visos šalys su pasenusiais orlaiviais, stacionariais radarais ar lėtų sprendimų priėmimu turi susirūpinti. Nematomumas ir tinklinė kova jau atėjo, o Teherano dangus parodė jų galią.